norėjusi atrasti kažkokį vaistą, mediciną kažkokią, kad širdies taip smarkiai neskaudėtų. Ar ten meditacijos, ar čia mantros, ar čia kažkokie jogos, magijos, ritualai, galbūt viskas vienu metu. Sakykim, tokia per lengva silpnybė mano pasiduodu narkotikai ir seksas. O du dalykai tokie, kad labai silpnos vietos. Labą dieną. Mano vardas Geda Živatkauskaitė ir šiandien mes kalbinsime Eglę Tamulytę, tarpdisciplininio meno menininkę, labai įdomų žmogų ir asmenybę, todėl manau tikrai bus verta paklausyti visiems. Gal gali papasakoti savo kelią, kaip tu atėjai pas Viešpatį, savo įtikėjimo istoriją? Arba kaip jis pas mane atėjo. Kaip sako, prisimenu tokią istoriją, kad pasako moteris, kad meldžiasi kažkaip, kad Dieve, kur tu, Dieve, ten tavęs nerandu ir panašiai, ir jinai ten pasiskundė kažkam, kas sako, kažkaip nesigauna, taip atrodo, kad Dievas manęs negirdi ten ir panašiai. Sako, tai gal tu pakeist tą maldą savo ir sakyk, kad aš čia esu, Dieve, žinai, tu ateik, aš čia esu. Ir sako, kai va taip pradėjo melstis, sako, kažkas pasikeitė, sako, kažkas įvyko, tas susitikimas. Ir Jėzus eina ieškoti tos vienos paklydusios savies palikęs, tas 99, tai atėjus ir į Berlyną, į tą mano studiją, kur aš buvau 2019 metų gegužės mėnesį, diena, man atrodo, buvo 16 gegužės. Kad aš tas duris atidaryčiau jam, tai jau kitas reikalas. Mes iki to jau paaugti reikėjo nemažai. Sakykime, duris atidaryti trukdė nieko naujo vakarų fronte, išdidumas, nes galvojau, kad kažkoks yra kitas atsakymo variantas teisingas. Tai yra mano ta istorija, galbūt taip, kažkam įspūdingai, spalvingai, keistai, baisiai atrodanti, bet tai yra tiesiog ieškančio žmogaus istorija. Ne visi mes ateinam iš tokių krikščioniškų šeimų su stipriais kažkokiais pamatais ar panašiai. Tai mano ir atėjimas yra iš tokios, sakykime, galbūt tėvai tai tikrai netikintys, aš net nežinau, ar prie agnostikų galėčiau priskirti, gal tėtė tikrai prie ateistų, man atrodo. Senelis katalikų bažnyčia vedėsi nuo mažų dienų ir ten, kadangi jinai labai graži, tokia labai meniška, tai man jinai tokia tarnavo, tokia kaip galerija, kaip muziejus, kur apžiūrėdavo visus darbus ir kai nuobodu būdavo, sakydavo senelis, kai apžiūrėsi visus paveikslus, tai galėsime eiti namo. Tai ir man tie vargonų muzika imponavo ir ta katalikybė, sakykime, man galbūt savotiškai žavėjo, taip ir iš estetinės pusės savo pajutimo kažkokios dramos, bet galbūt kažkur nepavyko taip to užakcentuoti asmeninio santykio su Jėzumi, kad jisai galimas ir dėl to tai bręstant ir augant ir vis daugiau atsirandant gyvenime klausimų, problemų, skausmo, liūdesio, norėjusi atrasti kažkokį vaistą, mediciną kažkokią, kad širdies taip smarkiai neskaudėtų nuo visų tų negandų ir panašiai dalykų, kurie vyko gyvenime. Ir kadangi, sakykime, ta vieta mane neatsakė, tai natūraliai aš leidausi į paieškas kitų dalykų. Taip sakant, tas skausmas tai žmogų gali prie daug ko privesti.
ir tą skausmą įvairiai malšini. Kūrybiškas žmogus išlieja tą skausmą per meną, bando pasiekti kažkokį palengvėjimą, bent jau išliejant jį, nusimetant bent jau kažkiek naštos per meną. Tai aišku, mano mene atsispindėjo tas širdies skausmas, virtęs pykčių ir panašiai nuo pat paauglystės. Aišku, daug to skausmo malšinimo buvo ir alkoholiu, vėliau narkotikais, kuo tik tai, bohema, menas, viskas šalia yra. Santykiais, kelioniam, norėjimu užkariauti pasaulį, karjeros darymu, visaip galima bandyti tą skausmą malšinti. Tada atsirado, žinoma, ir gilinimasis į alternatyves medicinas ir, sakykime, tos per skirtingas pasaulėjotas, per dvasinės praktikas. Galvoji, nu gerai, ieškai vis tiek kaip geriau jaustis, nori, kad neskaudėtų to širdies. Tai dėl ko ta širdis skauda, aišku, ten kažkokios nuoskaudos, kažkokios vaikystės, traumos, nelaimingos meilės, šimtai priežasčių kiekvienam žmogui aišku, kad būna dėl ko ta širdis skauda. Ir tada ir bandai, aš taip ir testavau, ar ten meditacijos, ar čia mantros, ar čia kažkokie budizmai, misticizmai, kažkokios New Age praktikos, jogos, magijos, ritualai, galbūt viskas vienu metu. Ir sakau, kaip žmogus gyveni be ramybės ir su skausmu ir sakykime, su tokia nerimu, panika, to noriu kažkaip išgyventi, išeiti už to užburto to rato, tai tikrai desperatiškai griebiesi bet kokiu metodu, aš tik tiek galiu pasakyti. Tai mano tas gyvenimas ir iki 30 metų ir buvo testavimas, atrodo, nesvarbu, kas suveiks, jau tik tai, kad kažkaip bandyti savo padėti geriau jaustis. Ir ką aš iš savo tų ratų žmonių, su kuriais ir bendraudavau, mus ir vienydavo, mes tiesiog kažkaip bandom ten pasiekti, ar ten kažkokį nušvitimą, pakilimą, į aukštesnės vibracijas ar kažkur, bet ten, kaip ir dabar pažiūrės paprastom akim, tai yra kaip iš vaikų, kaip iš namų pabėga tokie vaikai su dužusiam širdim, kurie galvoja, man skauda, man reikia pagalbos. Ir kažkaip eidavom, ką žinau, pavyzdžiui, tuos reivo tūsus, galvoju, gal 16 valandų, jeigu šoksiu, gal čia susisieksiu su šviesos šaltiniu, gal išgydys mano skaudančią širdį. Taip sakant, visokių variantų išbandai, galvoju, gal padės. Tam momentu kai kurie dalykai padeda. O ilgalaikiai perspektyvoje, galvoju, kažkaip nepasiteisina. Ir mane dėl to tas ieškojimas to metodo, kuris suteiktų tokią ilgalaikę ramybę ir tokį ilgalaikį pasitenkinimą, kažkaip ir tęsi, nes galvoju, gerai, tos meditacijos, tai kol medituoji, tau gerai, jau atsistoji vėl, tu grįžta tas nerimas ir visokios panikos atakos ir vis tiek problemos nesisprendžia. Tai mano kelionė tokia ir buvo, kad ir po pasaulį, po skirtingas šalis, kalbėti su skirtingais žmonėmis, skirtingas visokias dvasinės praktikas praktikuojančiais žmonėmis, bandyti testuoti pačiai, kol atrasiu tą jau receptą. Ir gavosi, kad 2019 metais, tą gegužės mėnesį, aš išieškojus jau tą visą pasaulį, vėl sugrįžus gyventi į Berlyną, aš jau kažkokį nuolankumo tašką pasiekiau, tam padėjo dar, žinoma, sudaužyta širdis, dar vieni nelaimingi santykiai su dar vienu bepročiu muzikantu ir, žodžiu, galvoju, gal jau užteks, reikia užsidaryti kambarį, truputį prasiblaivyti ir galbūt pagalvoti apie savo gyvenimą. Ir kai pradėjau tai mąstyti apie tą savo gyvenimą, kažkaip, manau, tada ir Jėzus pamatė, kad aš jau darausi atviresnė priimti dar daugiau, sakykime, tų atsakymų galimų variantų, negu kad anksčiau. Ir jis tai pradėjo man siūsti tiesiog tokias žinutes, kadangi aš reflektavau pradžioje labai, sakykime, taip, jau net vaikiškai skambančiai, tai kodėl čia man taip nesiseka, kodėl aš čia taip darau visus čia tuos praktikas, visokius čia tuos ritualus, save gryninu, čia švarinu, čia medituoju, žodžiu, viską, ten mėsos nevalgau, čia
nuo ryto iki vakaro darau čia pagal astrologijas, čia viską taro, kortas išsimetu, atrodo visų dvasių klausiu, kad jau renkuosi tuos teisingus atsakymų variantus, kodėl man taip nesiseka vis tiek. Aš esu viena, sudaužyta širdim, sėdžiu savo toj studijoje Berlyne ir esu nelaiminga, visiškai blogai jaučiuosi, šūdinai, skauda širdį. Ir pradėjau rašyti, pradėjau reflektuoti ir pradėjau ateiti tokios mintys apie kryžių. Galvoju, nemastau aš taip atsisėdus šiaip apie tą kryžių niekada ir man jisai va toksai išlindo kaip toksai, čia kaip kančios simbolis. Ir tada galvoju, gerai, man širdį skauda, aš kenčiu, čia kaip kančios simbolis, aš galiu čia susisieti. Ir tada ateina kiti mintis, kad tarsi sako man, bet tu šaipeisi šito simbolio. Ir tada man prieš akis kyla visi mano tokie, sakykime, poelgiai, visi paveikslai nupiešti su tais tokie apversti kryžiai. Vienas ten tokių baisiausių, kaip šeitonas, ten persmeikė Jėzus su apverstu kryžium. Aš buvau pagarsėjusi kaip satanistė. Ir galvoju, šūdas, gal čia negerai, aš kažkaip, tada galvoju, bet dar tuo metiniu savo protu, čia galvoju, čia karma, čia kažkoks grįžtamasis ryšys, čia gal aš padariau kažką negero, man čia grįžta, aš čia šaipiausi iš kančios simbolio, dabar aš kenčiu ir niekam negaila, ir man toks ir liūdesys, ir kažkokia baimė pradėjo eiti. Ir kuo aš toliau tuose mąstymuose buvau, aš tai pradėjau užrašinėti, gal čia man reikia kažkaip apsivalyti, čia kažkaip gal pritraukiu blogus žmonės, nes va taip irgi anksčiau nebūdavo per išdidumą tokių minčių. Galvoju, tik tai jie čia bepročiai, aš tai esu nuostabi pasaulio karalienė, esu ir princesė, o jie visi blogi. Ir aš galvoju, kodėl va toks bepročiai aš pritraukiu. Ir tai tokia mintis, gal aš kažką savy turiu tokio, kažką tokio irgi nelabai gero, kad aš pritraukiu. Ir aš supratau, ką aš čia savyje galiu tokio turėti, kažkokio, kad čia pritraukia tokius. Ir man tai pirmi du dalykai atėjo, tai kad, sakykime, tokia per lengva silpnybė mano pasiduodu narkotikai ir seksas. Du dalykai tokie, kad labai silpnos vietos. Ir aš tada kažkaip irgi vėl toksai, galvoju, ne, tai čia buvo, nes per tai ir priėjo tas čiūvas, iš nuobodumo pasiūlė ten žolės parūkyti, neturėjau ką veikti, jis man net nepatiko, parūkėm 2 savaitės, pradėjom draugauti. Žodžiu, nerekomenduoju niekam. Galvoju, reikia kažkaip biškai užrišti kažkaip šitus dalykus, nes per lengvai taip. Ir aš tada galvoju, ne, reikia apsivalyti, reikia čia biškai taip. Ir kuo aš taip daugiau pradėjau rašyti, reflektuoti, man tada ateina daugiau minčių. Aš irgi jį kaltinau, kad jisai man neištikimas buvo, čia sudaužė man širdį, aš čia verkiu, man kančia. Ir pradeda eiti mintys, o kiek žmonių aš neištikima buvau. O kadangi aš rašiau, pradedu rašyti ir aš pradedu verkti, ir aš iš viso, man tiek pradėjo daug eiti, nes mano tas noras buvo apsivalyti. Ir pradėjau kilti vis tokį. Ir aš net neįvardinau, aš tada nesupratau, kad tai yra, ką aš darau dabar, tai yra kaip išpažintis. Nes aš net savo nepripažindavau, kad aš klydau. O kame yra esmė, jeigu mes kaip žmonės neprisipažįstame, kad mes suklydome, kad padarėm klaidą, nuodėmę, tai kam tada tas Jėzus reikalingas? Tau nereikia to, kuris tau atleistų tavo klaidas ir nuodėmės, jeigu tu esi neklystantis, supranti, o išdidumas tau neleidžia pripažinti, kad tu suklydai. Tai vat man tam momente ir vyko tokia labai vidinė stipri kelionė, kur aš pradžiai tiesiog taip pradėjau pripažinti savo, kad aš tikrai padariau daug tų dalykų, daug visokių negerų pati dalykų ir kuo aš daugiau rašiau, kuo daugiau man iškilo tokių minčių, visokių įskaudinimų, pasakymų, net daiktų pavogimo, tiesiog kažkokia kleptomanija buvo truputį. Tiesiog išpažintis gavosi mano tokia. Ir aš supratau, kad iš viso aš esu labai blogas žmogus. Aš niekada taip negalvodavau, bet tada buvo labai tragiškai sunku ir liūdna savo pripažinti, kad šiaip aš esu blogas žmogus. Ir Dievas toliau su manim labai intymiai, sakykime, tokio supernatūraliu lygmeniu, be jokių įtrauktų kitų žmonių, dirbo tam Berlyno kambarėlyje studijoje su manimi per mano mintis. Grinai man apreiškė Evangeliją. Tai kai aš priėmiau tą faktą, kad aš esu blogas žmogus
Ir aš gal, sakykime, dar panaudodama ten tos savo kažkokius ten šurum, burum, būrimo technologijas, aš kaip tokią gavau kaip pranašystę. Kad reiškia, man dabar yra tokia proga, ten pagal, žodžiu, astrologijas visokias, pasirinkti skirtingą kelią. Taip, mano kaip išsiskiria, kaip sankryžą aš prieinu. Ir jeigu mano širdis bus ten lengvesnė už plunksną, tada aš turiu šansą įeiti į teisingą, gerą tokį pasirinkimą mačiau net kaip vizualiai tokius kaip liūto vartus. Ir reiškia, ir tada išgelbėsiu savo šeimos kraujo liniją. Pranašystė. Bet jeigu to nepadarysiu, tai žodžiu niekas nepasikeis ir viskas bus taip pat ir dar blogiau. Ir mane buvo baimė apėmus. Ir dėl to aš galvoju, kaip čia man ta širdis turi būti švari, lengvesnė už plunksną, tai dėl to tas rašymas mano buvo. Aš supratau, kad reikia visą surašyti savo viską, ką blogo esu padariau, tai nusimesiu nuo širdies ir tada, ta proga, ten tą naktį per tą pilnatį, tada aš jau čia viskas įeinu į teisingą pasirinkimą ir išgelbėta viskas. Bet kai aš supratau, kad aš esu labai blogas žmogus, tai galvoju, tai kaip aš šitą giminę galiu išgelbėti, kaip čia dabar. Ir tada pradėjo visokiai galva lyst filmai apie pasiaukojimus, tai galvoju, tai gal čia reikia iš viso, gal čia mirti reikia, kaip čia, nes kaip kokia ten Žana Dark, ten kiti, taigi pasiaukoja ir tada išgelbsti tą savo giminę. Ir aš galvoju, tai viskas, tai gal čia man jau reikės mirti. Dabar tai čia gal ir juokingai skamba, bet man tada tai visai buvo nejuokinga. Plus, kai aš rašiau tas savo visas nuodėmes ir tuos blogus dalykus, mane pradėjo žiauriai dvasiškai atakuoti. Taip, dar tada tai net tų žodžių nežinojau, bet man panika, mane baimė ėmė, o man atrodo, kad ten ir po kambarį laksto šešėliai, ir kad ten pro langą mane snaiperiai nušaus, ir kad ten, žodžiu, atbėgs mano buvęs čiūvas, mane nužudys, pasmeigs. Ir ten labai buvo intensyvus laikas ir daug baimės, nes aš kaip dabar galiu matyti, tai numatė šėtonas, kad aš slysiu iš jo rankų ir jisai mane visai baugino, gąsdino ir panašiai, kad aš tik tai neišslyščiau. Ir aš kai jau priejau tokio taško, kad aš suprantu, kad aš esu blogas žmogus, tiek padariau visokių blogų dalykų, čia kaip čia tą atpirkti, nieko nežinau, tai gal čia man jau mirti. Aš taip tuo šventai tikėjau, aš net pradėjau rašyti savo geriausiam draugams, sakau, man atrodo, žinau, kad mirsiu. Tai sakau, čia persiunčiu dar nuotraukas kažkokias, dar kažką, aš jau atsisveikinu, nesupranta žmonės, kas vyksta. Aš jau taip susitaikau ir tada aš susitaikau su tuo faktu, kad aš mirsiu. Aš apsidairiau, aš atsimenu stalą, paliečiau, galvoju, kaip nevertinau tos aplinkos, kur aš buvau, jau viskas atsisveikinu. Ir tada pokšt naujas apreiškimas. Dievas su manimi taip šnekėjo, kad čia ir yra Jėzus mirė, čia Jėzus, čia ir yra kryžiaus paslaptis. Ir aš tokia atsimenu, kad suprantu, kad tai man nereikės mirti. Ir toksai, čia Jėzus mirė už mane. Ir man taip viskas smegenys tada susijungia. Tai ką čia reiškia, kad jisai numirė už mūsų nuodėmes. 1000 milijoną kartų girdėta, bet niekad smegenyse nesusijungia kažkas. Ir man, bebūnant, praeidinėjant per visą šitą, pirmą kartą pokšt susijungia. Ir tada toksai filmas sukasi prieš akis, aš suprantu viską, atrodo, man Dievas juodą nuo baltos, taip praskyrė, kad gėrį nuo blogio atskirti, nes pas mane jisai buvo persimaišęs viskas. Ir taip, tiesiog viens ant vieno, kaip gali tau per mintis tau atsiųsti ir taip jisai man pats paskelbė tą Evangeliją. Aš supratau, ką reiškia Jėzus, ką reiškia kryžius, ką reiškia tas atpirkimas nuodėmės, nes aš daug padariau blogo, visko ir aš niekaip pati negaliu išgelbėti nei savęs, nei to savo giminės, nieko. Čia tik tai Jėzus gali šitą dalyką padaryti. Ir labai daug ašarų buvo ir dar kas mane vertė verkti labai, nes aš galvoju, kad aš kai tiek visko prisakiau ir supratau, koks aš esu blogas žmogus, bet kai pajutus Jėzaus, grynai tą tokią presence, buvimą mano kambaryje, aš žabanau ir verkiau, nes supratau, kad tik tai vieną dalyką, kad Dievas mane myli. Po visko, ką aš pasakiau, aš nejutau jokio, kad pasmerkimo, atmetimo ar kažko nieko. Aš tiesiog jutau begalinę Dievo meilę čia ir dabar su manim. Iki tokio lygio, kad po visų mano išbandytų tų dvasinių praktikų, po visų ten
narkotikų, tripinimų, vakarėlių. Čia man buvo aukščiausias ekstazijos patyrimas, toks taškas, kad aš supratau, kad čia tai yra tikra. Ir aš su šitu visu, kas čia yra, kas vyksta, aš čia pasilieku. Ir aš taip sakau, aš net nežinau, ką čia reiškia, Dieve, dabar su tavim būt, bet aš pereinu į tavo pusę. Tiesiog, kaip ir būsiu, su tavim pasilieku viskas. Tai tokia mano buvo tai tikėjimo kelionė, labai tokia dramatiška. Ją lydėjo ir fiziniai veiksmai tokie, kad kol ir rašiau, kol verkiau, kol gavau tos apreiškimus, kūriau ir paveikslų seriją, tai mano magistro baigiamieji darbai. Tai aš sakau, kad pas mane kaip egzorcizmas, kaip tie demonai išėjo ant tų drobių. Vienas darbas, toks autoportretas, tai atsimenu, kokias 20 kartų perpiešiau akis, nes aš tokia tiesiog šviesa išeina iš tų akių, aš negalėjau tų akių kitaip nupiešti, tik tai, kad kaip praregėjimas. Ir į kitus tai konkrečiai tikrai tie demonai, kur mane apsėda, buvo išėjo. Ir tuo pačiu dar galvą plikai nusiskutau, nes man kažkaip buvo su ta Žana Dark, aš taip identifikavausi tokia dievo kare kažkaip ir norėjusi ir atgailos, tos atgailauti kažkaip ir nusiskus tą galvą. Ir tada aš supratau irgi, kad Dievas man kaip GPS, jisai mane veda, jisai man dabar pasakys, kur ką eiti, kur ką daryti. Ir pirmas dalykas, ką padariau, tai pasiėmiau tatų mašinėlę ir ant kojos išsitatuiravau God Protects Souls, Dievas apsaugos sielas, GPS, vietoj virš tos tatuiruotės, kur buvau pasidarius seniau, kad insorte diabolė, aš tarnauju velniui, galvoju, ne, jau velniui nebetarnauju, dabar aš jau viskas, jau su Dievu esu. Ir tai prasidėjo mano tokia labai intensyvi kelionė gyvenimo su Dievu, su Jėzum. Ir atsimenu, kad tada klausiau vėl, nes jau nusprendžiau, kad aš dabar tai jau klausiu Dievu, ką daryti. Nes jau tiek, kiek iš savęs, iš savo mąstymo, jau kiek priejau tą liepto galą tokį, kur jau nebeįdomu buvo gyventi. Tai galvoju, dabar jau kiekvieną kartą klausiu. Tai jisai man labai aiškiai, aš viduje pajutau tokį labai aišku atsakymą, grįžk namo. Ir aš taip galvoju, tai kur čia man į Lietuvą? O aš visą laiką bėgau iš to savo mažo miestelio Griškabūdžio, kad tik į didmiesčius, ten New Yorkas, Los Andželas, Londonas, Berlynas, Mechiko, visur, kad tik tai kuo toliau nuo tų namų, nuo to kaimo, nuo to skurdo ir nuo to nuobodaus gyvenimo. Ir kai reikėjo grįžti, aš galvoju, o ne, čia mano studija, čia Berlynas, čia viskas tai faina. Ir tada taip galvoju, iš karto save pagaunu ir galvoju, tai atsimeni, kaip prieštaravai, kiek pagal save darai ir kaip gavosi. Galvoju, aš suteiksiu dabar tiesiog Dievui šansą. Galvoju, gerai, pažiūrėsim, kas gausis, kai aš dabar tavęs klausysiu. Tai taip susipakavau daiktus ir grįžau. Aišku, daugybė irgi vėl gąsdinančių minčių buvo, nes tikrai, priešo tie gąsdinimai, kad ten, tai dabar niekam neberūpėsi tavo tas menas, jau čia tu karjerų savižudybę padarai, čia niekas nepirks tavo tų darbų ir panašiai. Ir aš tokiam buvau taške, kur galvoju, iš viso jau, kad ir nebekursiu, man jau nebesvarbu. Aš esu su Dievu, aš jau viską, aš jaučiausi, kad aš radau šviesą tunelio gale ir aš pro tai išėjau ir aš galvoju, man dabar jau neberūpi realiai. Taip ir susirinkau daiktus ir grįžau tais 19 į Lietuvą. Tai kelionė nesustojo, bet taip jinai prasidėjo. Ačiū labai. Tau tikrai linkiu ir toliau klausyti ir jo patarimų ir pažiūrėsim, kas bus. Pažiūrėsim. Ačiū, Geda.